Balandžio 9 dieną 2025-aisiais Steam platformoje tyliai pasirodė žaidimas R-Racer. Iš pirmo žvilgsnio nieko ypatingo. Tai klasikinis 2001 metų lenktynių žaidimas su kampuotis automobiliais, mažai fizikos ir daug nostalgijos. Bet kai paleidė žaidimą, kažkas ne taip. Į ekraną iššoka Akilotė ir Ko logotipas? Taip, tas pats iš vaikystės CD dėžučių, kurias pirkai turguje arba prie kasos Maksimoje, tarp gumos ir lošimo kortų. Internetas virto mažytę lietuvišką paniką. Kas čia dabar? Akilotė gyva, jie grįžta, o gal mes tiesiog ką tik išgyvenam skaitmeninį dėžavų iš 2004 metų. Banditai lipa ant kulnų, pagelbėk viršininkę. Mokėk didvyrį. Akilotė ir Ko tai viena labiausiai kontroversiškų, bet ir nostalgiškai mylimų Lietuvos žaidimų industrijos legendų, įkurta maždaug apie 96 metus. Ši bendrovė užsiėmė žaidimų platinimu, lokalizavimu, o kartais ir tuo, kas labai priminė legalią piratavimo formą. Jų logotipas puošia daugybę CD dėžučių, o vaikams jis reiškia vieną – žaidimas bus lietuviškai. Nesvarbu ar gerai, ar blogai, svarbu, kad lietuviškai. Jie tapo kultiniais ne dėl kokybės, o dėl to, kad sugebėjo įnešti lietuvių kalbą į PC žaidimus tuo metu, kai net Windows dar ne visur buvo legaliai suinstaliuoti. Jei tada, kai CD su virusu dar buvo normalu, jų logotipas reiškia kažką naujo. Šiandien jis tarsi senas Rimi logotipas. Keistas, juokingas, bet širdžiai mielas. Miestelyje šeimininkavo toks Jurgis chirurgas. Jo rankose buvo pramogų verslas, kazino, prostitucija. Akilotė tapo žinoma dėl to, kad žaidimus lietuvino savaip, tikrąja to žodžio prasme. Užuot tiesiog vertę instrukcijas ar subtitrus, jie dažnai viską pritaikydavo Lietuvos realybei. Kartais taip, kad pačiam originaliam kūrėjui būtų sunku atpažinti savo kūrinį. Žaidimų pavadinimai dažnai buvo išversti ne pažodžiui, o interpretatyviai. King's Bounty tapdavo karaliaus išpirka, o Behind Enemy Lines virsdavo priešo užnugarį. CD dėžutės būdavo išmargintos dideliais šriftais rėkiančiais lietuviškas žaidimas ir nuotraukomis, kurios kartais neturėjo nieko bendro su žaidimo turiniu. Nereikia pamiršti ir klasikos. Žaidimų kaip Barmalėjus, Kelyje 2, Offroad visureigiai 4x4, kurie tapo vos ne kasdienybė bet kuriame kompiuteryje tarp 2002-2007 metų. Beje, ar žinojai, kad 2002 metais Rimi kartu su Akilotė ir Ko organizavo virtualias visureigių lenktynės šiame žaidime. Hyperimi ir Akilotė kvietė žaidimus dalyvauti Offroad turnyre ir net žadėjo prizus. Tikra žaidimų ir prekybos centro kolaboracija, kurios šiandien jau net sunku įsivaizduoti. Šie žaidimai buvo visur. Kompiuterių parduotuvėse, laikraščių kioskuose, net šalia kasų Maksimoje. CD dažnai kainavo 10-15 litų ir turėjo tą pačią aurą kaip šiandien žaidimų prenumeratos. Tik be garantijų, kad suveiks. Malonėkite nuvežti į geriausią viešbutį. Pasimeta apyrankės, brolyti! Akilotės lokalizacijos buvo kaip kebabas iš rajoninio kiosko. Kartais labai gerai, bet dažniausiai skrandis paskui pyksta. Kai kurių žaidimų vertimai atrodė padaryti su meile, ypač tokių kaip Disciples 2, kurių net balsai buvo įrašyti gana profesionaliai, su emocija, intonacija, netgi aiškumu, bet dauguma kitų tai buvo visiška loterija. Dialogai kartais tiesiog perskaityti monotoniškai, fonas garsesnis už balsus, o kai kur net sakiniai ne iki galo pabaigti. Baltinis pasims. Reikalingas daiktas. Tu tėvai išpildė mano karščiausią norą, esu sujaudintas. Dubliažo aktoriai dažnai skambėdavo taip, lyg būtų pakviesti paskutinę minutę. Ei, gal nori padaryti balsą už 10 litų ir nemokamą CD? Žinoma. Vaikiškose žaidimuose personažai kartais kalbėjo balsu, kuris labiau priminė tėčio bandymą suvaidinti meškiuką nei profesionalų aktorių. Ir vis dėlto tai buvo pirmas kartas, kai mes girdėjom žaidimus lietuviškai. Tai buvo revoliucija Lietuvos vaiko akimis. Net į tą revoliuciją šaukė skubėk, mūsų priešai artinasi, su fonu, kuriame dar girdėsi pelės klikčiojimai. Turi problemų? O vaikinai, man nereikia nemalonumų. Klok babkės. Viena iš priežasčių, kodėl Akilotė galėjo leisti tiek daug žaidimų, jų glaudūs ryšiai su Rusijos leidėjais, tokiais kaip 1C, Buka, Rusabit M. Šios kompanijos dažnai turėdavo tik labai ribotus leidimus vakarietiškiams žaidimams, ar net visai neturėdavo. Ir kai jie duodavo lokalizacijos failus Akilotei, kas be patikrins. Rezultate Akilotė išleisdavo žaidimus Lietuvoje, kurie teoriškai buvo lokalizuoti, bet niekas iš originalių kūrėjų net nežinojo, kad jie egzistuoja. Tai sukėlė nemažai pykčio tarp užsienio kūrėjų, kai jie vėliau atrasdavo, kad jų žaidimai pardavinėjami su visiškai naujų pavadinimu, dėžute ir net dubliažu, apie kurį jie niekada nieko nepasirašė. Internete išliko pavienių skundų forumuose, kuriuose kūrėjai stebisi. Kodėl mano žaidimas turi lietuvišką versiją, kas yra Akilotė. Bet tuo metu Lietuvoje niekam tai nerūpėjo, piratavimas buvo sistema ir Akilotė tapo jos oficialia forma. Su logotipu, su dėžute ir kvadratiniais visureigiais iš Offroad 4x4. Labas, kolega. Pametėsi iki oro uosto. Sėsk, man pakeliui. Šiandien Akilotės nebėra, oficialiai.
bet jų palikimas liko nešiojamuose diskuose, senų dėžučių kolekcijose ir, kaip dabar matome, net Steam'e. Jų žaidimai nebuvo tobuli, jie dažnai neveikdavo, bagindavo, o kai kurios reikėdavo įrašyti iš naujo 3 kartus, nes CD buvo subraižytas nuo saulėtos vietos kioske. Bet vis tiek, tai buvo mūsų pasaulis. Pasaulis, kuriame net jei žaidimas tragiškas, jis buvo sapas. Lietuviškas. Ir negalima nuvertinti, kiek daug vaikų būtent per Akelotę pirmą kartą patyrė, kas yra strategija, nuotykis ar šaudiklių įtampa. Jie formavo mūsų žaidimų skonį, net jei jis tuo metu buvo šiek tiek paveiktas virusų. Galbūt atėjo laikas tas dėžutės, tas dubležus, tos failus ne tik prisiminti, bet ir archyvuoti, nes Akelotė, kad ir kokia buvo, yra mūsų kompiuterinės istorijos dalis. Akelotė ir ko sugrįžo? Ne visai. Bet jų logotipas iššoko Steam'e ir tai jau savaime didelis restartas, kabutėse. O jei tau šis logotipas kažką primena, CD diską iš turgelio, klaviatūrą, kuri yra lipni nuo saldainių, dubležą per plastikinės kolonėlės, tai žinai apie ką kalbu. Parašyk komentare, kokį žaidimą iš Akelotės tu prisimeni labiausiai. Ar tai buvo Kelyje 2, Barmalėjus, ar legendiniai visureigiai 4x4?